Tai koks buvai tuo laikotarpiu, kai dar bandydavai keistis, bet nepavykdavo? Iš esmės tai buvau nepatenkintas savo situaciją, buvau nepatenkintas ir nuolatos kankindavausi. Pavyzdžiui, ateidavo savaitgalis ir viena mano pusė iš širdies, kaip būtų faina negerti, nerūkyti, čia kažką prasmingo nuveikti. O top, ruošiu nemokamą webinarą, kaip išsilaisvinti žalingų įpročių be valios pastangų. Jeigu nori jame dalyvauti, komentuok po šio video noriu ir atsiųsiu tau visą reikalingą informaciją. Gero žiūrėjimo. O kita pusė, bet tai kaip čia tu padarysi? Pati savaitgalis, draugai, tik reikia kažkaip tais, kaip tu pasilinksminsi. Ir eidavai pasilinksminti. Ir paskui, baigėsi tos linksmybės, atsikeli ryte sekmadienį ar ten pirmadienį ir griauži save. Eina savo, kaip čia. Vėl tą patį padariau, vėl nesikeičiu. Ir taip žiūri, kad eina metai, 2 metai, mėnesiai po mėnesio ir ta graužatis vis didėja ir tu nežinai, ką su to daryti.